Sveiki atvykę į mano naują video vlogą. Šiandien mes randamės Molėtuose daugiafunkcinėje aikštelėje. Taip, mums vyksta trečias semi-pro etapas. Matom, esam pasiruošę pitus, viskas jau vietoje, saulytis šviečia. Vakar buvo strytas, tai strytas skendo, ten iki kelių vandens buvo. Tai gal ir neblogai, kad ne šeštadienį padarė etapą, o sekmadienį, nors labai zyziau, kad daryti šeštadienį. Tai va, atvažiavom šiandien. Molėtai, trasa, buvom jau briefinge, pažiūrėjo mūsų automobilį, ar techniškai viskas atitinka ir viskas, dabar tiesiog laukiam treniruotės. Šiaip turėjo prasidėti jau 10 valandą, dabar yra pusė 11, bet dar nieks nevažiuoja. Mes esame antroje grupėje, tai važiuosim šiek tiek vėliau, bet galėtų jau pradėti važiuoti, nes jau noriu lėkti, taip sakant. Tai viską prasižiūrėjom, tepalus pastikrinom, ratus dasiveržėjom, nu viskas realiai idealu. Tai galiu parodyti, ką naujo pasidariau prie automobilio. Realiai po Ughilo pasikeičiau pusašį, pasikeičiau ir sužiūrėjau visus varžtus gale, nes buvo jau kai kurie atsileidę, nes 2 kartus turėjau gerą smūgį į kerbą vieną kartą ir vieną kartą į bulves. Tai dešinys ratas buvo ant tiek vienu momentu suspausęs, kad net į arką atsimušė, kur arka šiaip yra toli, nes viskas yra išpjauta. Tai jo, ir traukės ten pasibrūžino, bet niek nelinko. Kas keisčiausia, kad nuvažiavus į suvedimas buvo pabėgęs ten per 0,0001, tai realiai nieks nepasikeitė, kas yra labai keista, nes šiaip šitos mašinos yra pakankamai minkštos. Tai jo, pasikeičiau tiesiog pusašį, nes jisai buvo palinkęs. Tai dabar yra kitas pusašis. Toliau prie variklio nieks nepasikeitė visiškai. Tiesiog atsirado daug raudonos spalvos, gali Pauliau parodyti. Spalva atsirado dėl to, nes tiesiog susižymėjau visus varžtus, nes atsibodo per varžybas ar per treniruotės, kaip pavyzdys, reikia paskui ieškoti galų, kas barška, kas tarška, ar ten vairas sukioja ir kažkas traška. Paskui kiekvieną varžą turėti sužiūrėti ir sukti. Dabar, kai sužymėjau absoliučiai visą mašiną, išskyrus saloną, o variklis ir priekinė ir galinė važiuoklė yra sužymėta raudonais dažais, kurie, jeigu varžas atsisuka, jisai įskyla ir tada matosi, kad jeigu įskyla, reiškia, jau yra be pradedas atsiveršti. Arba jeigu matysim, kad atsuko pilnai, tai tiesiog bus jau kitoj pusėje ta raudona spalva. Nesusilygiuos, kaip sakant. Tai nereikės žaisti su žaidimu, kaip sakant, kiekvieno varžto prisukimu, o tiesiog mes matysim vizualiai ir tas yra žiauriai patogu ir daug greičiau. Tuo pačiu buvom pas Urį, padarėm suvedimą. Suvedimas yra liuksiškas, labai aštrus, labai geras ir turėtų automobilis valdytis puikiai ir tuo pačiu aštriai. Tai šita trasa yra aštunkė, automobilis pakankamai greitas, važiuosim su vesliais, kurie yra pakankamai kibus, galia važiuoklę biškį pasiminkštinom, įdėjom šiek tiek prieskoniukų ir bus gerai. Tai ką dar pasidariau, tai nusiplovau mašiną prie Ughilo, išsivaliau saloną, įsisiurbliavau ratus, padangas nusijuodinau, žodžiu, full maintenance ir kažką dar dariau. Ai, spoilerį užsidėjau gale, teikit parodyti. Atsirado spoileriukas. Užsidėjau į tą trasą, kurioje yra blokai. Užsidėjau spoilerį, kas nėra partinga. Bet tikiuosi, kad tiek daug nesugrūsiu, kad spoilerį nepamešiu. Bet principas spoileriukas yra visiškai toksai slick and clean. Nenorėjau kažkokių labai didelių, nors yra tokie pamastymai, kad pasidaryti spoilerio kojas ir patį spoilerį, jeigu ateina lietus, nes pas mane yra labai šikna lengva. Realiai ta mašina nieko nesveria gale. Tai yra tokia mintis, kad pasidaryti didelį spoilerį, kad jisai atneštų daugiau svorio į galą. Ir tuo pačiu turėsime daugiau sukibimo, kai yra šlapia, nes kai sausa mums tikrai to sukibimo užtenka ir mums daugiau nereikia. Įsidėjau tokį mini spoileriuką, kuris tiesiog deda tokia biškį irgi, kaip sakau, prie skoniuko ant galo, kad ta mašina tokia šiek tiek gražesnė. Tai jeigu tas spoileriukas, jeigu ką Tuning LT, galite užsakyti ir savo E82, turi ir daug kitų detalių, tai nėra problemų, užsakote iš Tuning LT ir pasigražinat savo automobilį. Tai va, tiek žinių, mes laukiam dabar, ko mes laukiam, treniruotės. Nežinau, kodėl dar nevažiuoja, mes čia jau kalbam 10 minučių, dar jie nevažiuoja. Jo, tiesiog pakimarinsim, pačilinsim, gerai praleisim laiką, eisiu persirengti ir važiuosim treniruotės. Tai jau pamatysit, kaip ten kas vyks. Bus iš mašinos onboardai ir drono turim, žodžiu, bus pilna programa. Bet svarbiausia, mes važiavom ką? Laimėti ir gerai praleisti laiką. Tai va. Mėly draugai, aš jums turiu labai gerų naujienų. Va šitas brandas pavadinimu Technitis padarė jums nuolaidą DeWalt įrankiams, va šitiems būtent. DeWalt įrankiai yra realiai, aš be jų neišgyvenčiau. Pats geriausias dalykas mano gyvenime nutikęs, tai aš ir mašinas remontuoju, ir namus remontuoju, žodžiu, visur pasitaiko ir labai ilgaamžiški ir labai puikus įrankiai. Tai Technitis padarė jums nuolaidą butomis 10, gaunat 10% nuolaidą. Galite nusipirkti technitis.lt arba Techničio visuose padaliniuose, kurie yra Lietuvoje arba Rygoje.
Tai vat, užsukit pas juos, pasakykit butomis 10 ir gausit 10% nuolaidėlę nuo visų DeWalt įrankių, kas yra neblogai, nes šiaip tokių nuolaidų nebūna. Tai linką dar palieku aprašyme, užsukit ir nusipirkit savo DeWalt įrankius. Taipogi norėjau pasakyti, kad šitą akciją būtent galioja Liepos mėnesiui. Tai kaip taip? Ant pasistatymo? Ne, ten galia. A į trečią? Jo. Bet tai tu į trečią, tai nesu kairę turėjai? Nu, tai čia po šito į tą? Jo, tenais. O tai tu nesu kairę? Aš tai čia. Aišku, atrodo, kad taip susivertė galvos dešinę. Ai, nu, stapdovai. Tai gerai, kad kompaktas. Būtų tik biškė, kompaktas, visas sulinkas. Tikėkimės, taip mums nebus. Nu, čia pasitaik. Pasitaik. Aš mačiau, kad parėjai. Aš galvoju, būtų ir prašiau. Mačiau, kad tu parėjai, bet... Paskui kavinėlį žiūriu, bagažinę pakėpę. Kur čia dar vėl? Čia nusuošas. Ai, varg. Skoj, labai, skoj. Negerai, negerai. Susiremontuos ir vėl lėk. Na ką, turėjom antros treniruotės, antros sesijos, pirmą važiavimą. Galit pažiūrėti patys, kas gavosi. Atrodo, vos paliečiau. Visą mašiną išsibarstė. Ir bagažinė sulūžo, va. Bagažinė ir iškrito bodis iš čia sulinko. Bežbaras irgi įlinko šiek tiek minimaliai. Tai aišku, čia klaida buvo, kad padangų nepasikeitėm, nes persimečiau, jau paspaudžiau gazą ir vis tiek jaučiu, kad slinko atgal. Ir smūgis toks apie nieką buvo
visą mašiną įsibarsę. Nu, bet toj pasikeičiam padangas, biškis ateškiu ir lekiam toliau. Na ką, praėjo mūsų ilgai laukta kvalifikacija. Šiaip netai praėjom, likom 6 vietoje, kas nėra gerai, bet geriau negu nieko, kaip sakant, ne? Pirmą raną pasidariau iš tikro saugų, norėjau visiškai, kad tik suvažiuoti, susirinkti ant 7-5 taškus ir kad praeiti top 3-2, o antrų padaryti geresnį. Tai pirmų ranų gavau 8-4 taškus, antrų jau paleidau tikrai, jau paskutinio posūkį jau dar kartą pažymėjau galą, bet minimaliai, taip kaip sakant. Ir surinkau 8-3 taškus, tai vienu mažiau negu pirmų ranų, kur dariau saugų. Kas mano manimų nėra logiška, aš teisėjais bandžiau kalbėtis, bet irgi daug mašinų sunku atskirti, kuri ten ką padarė, kokią klaidą. Tai jo, bet visi, kurie stebėjo aplinkui, draugai ir aplinkiniai žmonės paplojo ir pasakė, kad tikrai geresnis važiavimas, bent jau 5 taškais, 4. Teisėjai to neįvertino. Ką padarysi? Važiuosim 6 vietoje su... Pamiršau pavardę. Mikelis, ne? Mikelis? Man atrodo, kad Mikelis, jeigu ne... Mikelis, nežinau. Su raudonu kem 6 plytą, tai bandysim su juo sukovoti ir suvažiuoti top 32, o paskui keliausim top 16, top 8, top 4. Nenoriu žodžiu prisikalbėti, bet viskas bus gerai, leisim ir stengsimės nugalėti šitą Sempro etapą. Tai varom į top 32. You're no good for me. I'm not leaving on the same, baby. Gotta let it down. Let me let you go, baby. Gotta let you go. Gotta go to sleep, baby. Gotta be strong. Gotta just see her best out. I'm still going to turn me to a monster. Let me let them know your name. Let me let them know the pain. Sacrifice.
Kas jam buvo? Dėžės įbėrėjų. Aina. Žiūriu, tau neina kitaip laimėti. Ne, Kitus reiks laužyti, ble. Matai, influenceris įsibijo mane. Tai man realiai dabar pasistatyti pirmą posūkį reikia šias. Nu, tipo jo, praktiškai visi įgūdžiai. Ne, aš toliau. Nereikia čia. Svarbu sulėkti viską. Gerai. Lord, it's roads, labor day. Let's go, let's to your sing, gather the church. Na ką, laimėjom top 32 kovą prieš Marijų, jam subirėjo dėžė. Aš lydą suvažiavau, jisai nedabaigė net čia įsavažiuoti. Ir tada tiesiog man buvo bairanas, tiesiog pasistačiau pirmą posūkį, daugiau ir nebereikėjo. Tai top 32 laimėtas, dabar nežinau tiksliai prieš ką, bet važiuosim top 16, bet manau, kad bus stiprus oponentas, kiek žinau, čempionas, vienas iš jų gali būti, bet nežinau, ar laimėjo. Žodžiu, eisim įsiaiškinti ir važiuosim į top 16 kovas. Na ką, mūsų top 8 kova buvo prieš čempioną. Laimėjom. Šiaip labai gera kova buvo ir jisai gerai užėmė, ir aš gerai užėmiau. Jisai čia padarė klaidą, dėl to automatiškai aš laimėjau ir dabar su Kringeliu važiuosiu, Ignu. Esam važiavę street'e 20 metais, esu laimėjęs prieš jį. Dabar revanšas gali būti, arba aš vėlgi laimėsiu prieš jį. Keičiam naujas padangėlės, gazuosim, reikia šiam podiumo. Nebetuk trūksta.
nugalėtoja. Ir tai yra Ignas Kryginis. Na ką, mes jau kaip matot, užsikrovėm automobilį, užsidėjom ant ralo, spėkit, kelintą vietą paėmėm. Toj parodysiu. Ne antrą. Trečią vietą užėmėm molėtų etape. Trečias ir Semi Pro etapas, tai trečia vieta trečiam Semi Pro etape, kas yra visai neblogas rezultatas. Norėtųsi, aišku, pirmos, bet vis man kažkas išlenda. Prieš Ringelį važiavau top 4, realiai buvo jau nebedaug likę, atrodo viskas, jau į finalą tikrai važiuosiu ir jau atiduosiu tada viską. Bet pritrūko sėkmės kažkokios, nežinau, abudu gerai suvažiavom, gerai sulėkėm, bet jiem atidavė pergalę. Bet čia yra autosportas, čia yra žaidimas, driftas, kaip sakant, ir trečia vieta irgi gerai. Antras podiumas iš eilės, antras varžybos iš eilės ir turiu podiumą, tai tas yra labai gerai ir džiaugiuosi. Automobilis šiek tiek apdužytas, galima jį dar parodyti, Pauliau, šiek tiek pasitvarkėm, pasiremontavom, bet kaip matot, galinio bamperio nėra. Lempos stikliukas yra išdužęs, lempa laikosi, nežinau, ko realiai. Bagažinė sulaužyta ir crash baras čia sulinko šitą vietoj. Aišku, čia biški dar palinko, bet smulkmenos realiai. Realiai smulkmenos. Kaip tokių blokų, ko šiaip smūgiai nemažą turėjau, atrodė iš išorės. Viduje atrodė, kad nieko, bet taip automobilis atrodo. Kad laimėtume trečią vietą, automobilis turi taip atrodyti. Va, čempionas važiuoja. Prieš Čempą turėjom irgi top 8 kovą, gerai labai sulėkėm, jisai labai šiaip neblogą lydą pasidarė. Vienoje vietoje tik prisikasekino, kaip sakant, ir turėjo klaidų. Tai man gavos, kad aš laimėjau prieš jį ir važiavau dar su Senkutė, irgi laimėjau.
Dar prieš ką važiavau, žodžiu, laimėjau išskyrus, pralaimėjau top 4 prieš Kringelį. Tai tikrai geras varžovas ir visiškai nesigailiu, kaip sakyt, neliūdžiu, kad pralaimėjau, nes turim 3 vietą. Vis tiek podiumas yra podiumas, būkim bėdini, bet teisingi. Sustinkam Kuršėnuose, kitas etapas yra Kuršėnai, turim paimti tą 1 vietą. Jau nebežinau, jau ką reikia, jau leisiu iki čia, bet laimėsim 1 vietą. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškite technitis.lt, kodas butomis 10, gaunant Devalt įrangai 10% nuolaidą ir nepamirškite, aišku, palaikint, pasubscribint, parašyti komentarą, jeigu patiko toks video. Padėkokit Pauliui, nes jis padaro gerus video, nes mačiau, kad rašyt komentaruose, kad geri video, tai čia Pauliaus nuopelnai. Tai ką, ačiū visiems, kad žiūrėjot, ačiū, kad palaikėt ir iki pasimatymų. Čiau. Liam, būtų įdomu, pavyktų su blokais surašyti draudimą, nes čia jie kalti, čia aš tai ne prie ko.